Sveiki visi, ačiū, kad susirinkot. Pulkininkas Liutauras Bagočiūnas, Lietuvos kariuomenės strateginės komunikacijos departamento direktorius. Tai mano tikslas šiandien paaiškinti turbūt bendrai, kodėl poligonai reikalingi kariams. Aš esu karys, davęs priesaiką Lietuvai ir davęs priesaiką negalėdamas ir jėgų ir gyvybės ginti visus jūs čia stovinčius. Ir aš tą priesaiką išsaugosiu. 28 metai ją saugau ir saugosiu iki galo. Tai kodėl reikia kariam poligonų? Visų pirma, dėl to, kad galėtume treniruotis, kaip ir Žalgiris negali ar kitos komandos žaisti be aikštelių, tai mes negalim būti be poligonų. Tai čia turbūt viskas aišku. Ar aš galiu šnekėti, ar šitą? Tai vat ir sakau. Kitas dalykas, dėl ko turi daugiau poligonų, nežinot, Lietuvos kariuomenė didėja, daugėja sąjungininkų ir tiesiog neturim kur treniruotis. Labai paprastas dalykas. Nuo kitų metų daugėja vokiečių, daugėja mūsų pačių ir tiesiog neįsitenkam ir kad būtų patogiau, mums reikia daugiau vietos treniruotis. Ką mes treniruojamės? Mes treniruojame šalies gynybą. Tam, kad geriau apgintume mus, tam, kad čia niekas neteitų. Dėl ko šita vieta svarbi yra, patys žinot, čia yra žemės tas koridorius, vadinamas tas Suvalkų perėja. Ir tai yra labai svarbi tiek priešų vieta, tiek mum. Poligone visada kariai yra ant žemo starto. Ką tai reiškia? Visada šalia ginklas, liemenė, automobiliai ir mes visada pasiruošę reaguoti. Ką tai reiškia? Daugiau saugumo mums visiems. Tai labai toks paprastas dalykas. Ir suprantu, kad skauda jum, man irgi čia labai skauda kalbėti, žinokit, atsistojus prieš jūs visus, aš lygiai taip pat suvokiu, aš pačiai Varenoj gimęs, tai dzūkas esu ir viską suvokiu. Tai aš labai tiek trumpai nesiplečiant, turbūt ir perduosiu žodį kažkam tai kitam sekančiam.